parduodamas būtas, tiksliau 2 būtai viename, Surviliški. Va šita va visa dalis. Einam parodysiu. Žemė yra sutvarkyta, paruošta išsipirkimui, bet neišpirkta. Nu, kaip prie būto ne visada to žemės ir priklauso, bet va čia žmonės naudoja, va, daržą daro. Čia planavo statyti kažką, tai garažą ar ką. Ir va, garažas ir malkinė ten yra. Einam pažiūrėsim, kaip čia kas atrodo. Čia Surviliškis yra Kėdainių rajonas. Šį čia yra veikiantis medpunktas, įėjimas iš anos pusės. Tai dabar parodau geriausiai sutvarkytą patalpą. Tai čia va visa va šita laiptinė, viskas priklauso tik jums. Ir šį čia, ir viršui. Vienas būtas yra numeris 5, kitas numeris 3 ir ant popieriaus. Nu, bet čia parduoda viską vienu metu. Iškart. Tai va, štai čia yra sutvarkytas būtas. Sienos sutvarkytos, va. Čia virtuvė tokia, va. Naujai senelė padaryta. Pečius. Čia padarytas ventiliatorius, kad šilumą vieną kambarį dar pūstų, bet sakė, čia šilumos gana būna. Tai va, virtuvė. Ir va kambariukas. Toks va, erdvus kambariukas. Šičia yra 45 kvadratai. Čia va, naujas durelės, nauja senelė. Čia va, irgi nauja viskas. Labai gerai aš vertinu, kai yra nedažyta, taip ir palikti reikia. Dažymas, jisai kenkia. Ir sveikatai kenkia, ir skritai blogai. Taip. Čia langas 2 neatsidarantis ir per vidurį atsidarantis langas. Va. Pro langą išlendi, va. Sau. Va. Gerai. Taip. Einam toliau. Balkoną parodysiu jums. Ir eisim toliau kitas patalpas. Balkoną reikia pasidaryti. Šį čia aš kaip suprantu biškį pasikelt, kaip pasidaryti, kaip terasą būna, iš medžio daro, iš kažko. Pasidaryti reikia, nes čia tiesiog va, yra stogas. Stogas svaluotas, va, jau pradeda dygti medukai kažkokie, užsisėja. Tai čia reikia tvarkyti. Va, toks va balkoniukas. Erdvus, noriu pasakyti, tikrai didelis balkonas. Taip, truputį taip žemiau, kokį pusmetrį gal. Taip. Gerai. Einam toliau. Štai šį čia reikia jungti šviesą. Šį čia vieta daryti tualeto vonios kambarį. Dušo ar panašiai. Tai va šį čia yra paruošta vieta pramušti į apačią. Vamzdžiai yra supirkti, viskas kartu čia parsiduot. Bet va čia reikia pramušti žemyn. Tada va šį čia laiptinė. Laiptinė, kadangi jum priklauso, tai čia galit daryti, ką norit. Iš tos laiptinės galit persidaryti, va čia galit kažką tai padaryti kito. Ir va čia va prasimuša va šį čia žemyn. Čia dar žemyn ir tada eina, kur čia dabar parodyti jums, čia atkabinam, tada šį čia yra vanduo, ateina vanduo ir šį čia vat reikia. Va čia kartu su va šita va trasa, šį čia kasti, va šį čia išsikasti grioviai per šitą va, išsikasti ir va šį čia yra bendros nuotekos.
bendra nuotekų trasa. Štai čia eina. Tai iki čia reikia pasidaryti nuotekas ir valio. Čia ekskavatorininkas iškasa, sudedi vamzdžius ir viskas valio. Tai vat. Vanduo, sako, čia yra vamzdžiai, vandens. Vanduo yra valdiškas. Nu tas centralinis, kaip jisai. Čia yra rūsys dar toks, sandėliukas po laiptais, susidėt daiktam. Tai jo. Einam toliau. Šitą paimam užkabinsim atgal, kai buvo. Čiak. Dabar pirmą aukštą rodau. Čia kažkada buvo atskiri būtai, bet dabar bendras. Čia instaliacija. Antram aukšte viskas naujai išvedžiota elektra. Ši čia elektra trifazės. Va. Ši čia gal būdavo praėjimas seniau, bet va užmūryta. Ten už sienos medpunktas yra. Taip. Ši čia yra šviesa kažkur. Čia taip viskas labiau sena yra. Bet lubos aukštos. O, gal tikrai aukštos lubos 3 metrai su pusė gal. Ar net, gal net 4. Tai va. Krosnis, sienelė ir kambarys. Čia skaitosi šitas apatinis būtas yra 2 kambarių. Ši čia yra mediniai langai seniai. Va. Toks va kambarys. Net langas viršų. Kiek matot, kiek vietos, net telpa langas. Toksai va. O kitas kambarys yra čia už sienos, einam parodysiu. Skaitosi čia tas 2 kambarių būtas. Išjungiam šviesą čia. Ir čia išjungiam. Taip. Einam parodysiu. Ten kitas padarytas. Va kaip. Šį čia atskiras įėjimas. Čia buvo sugalvota daryti taip. Va matot, kur grindys ano kambario eina, va ties čia. Ir čia buvo taip sugalvota daryti. Va šį čia va, kur matot plytas. Tai va čia va buvo taip sugalvojęs savininkas padaryti grindys, kadangi lubos yra labai aukštos. Tai padaryti kambarį. Ir va čia va kaip rūsys, kad būtų įlipi į apačią, va taip ir rūsį. Ir rūsy dar užtenka vietos, va čia va gaunasi vis tiek virš galvos. Gali atsistojęs drąsiai eiti. Tai va. Čia kažkokia dar sena vamzdžių trasa yra. Tai veda ten į kiemą. Jeigu kieme statysit kažkokį statinį ar kažką išsipirkę žemę, tai labai gerai galima prasivesti vamzdžius ten ar ką. Ir neužšals po žemę. Tai vat, tokia yra dar patalpa. Čia realiai suremontavus galima padaryti 3 butus. Čia butas, ten butas ir antram aukšte butas. Arba viską turėti savo. Čia kaip jau jūs norit. Tai va, pastatas va toks. Blokinis. Čia pastatas blokinis, dalis pamūryta čianais. Šitas va toks priestatas jis yra pamūrytas. Va. O ta trasa, kur rodžiau, va čia eina va čia kažkur, va čia tie vamzdžiai visokie. Eina va čia va. Čia va buvo sumanyta kažką daryti, čia išbetonuotas yra pagrindas. Kažką galima pasistatyti ar ką. Tai va kažkaip buvo, va čia daryta, čia kažkas deginta buvo. Šį čia tai matau, kad buvo bulvės. Ne šįmet, bet pernai galbūt, va išdygę bulvių dar yra likusių. Kas čia dar?
Čia va sodas, slyvų yra, vyšnių, dar kažko. Čia malkinė. Malkinė. Ir garažas. Garažas. Garažo rakto neturiu. Savininkas parodys, jeigu norėsit. Kaip ten garažas atrodo. Garažas kaip garažas. Va čia jums nepamatyti protą plyšį. Čia kažkokia buvo gal kaip malkinė padaryta. Ar kas čia sudėti vamžiai kažkokie daiktai. Apdengta buvo, bet va viskas įlūžo, vanduo pasikaupė čia. Ir čia kažkokio biški grūzo yra. Kažkokias kolonas užgriautas. Kaip pagal pasidalinimą žmonės kaip naudoja čia. Tai va čia va sulik tuo keliuku iki pat va tos tvoros. Va šitą visą pusę priklauso va tiem dviem būtam, kurie parduodami. Du būtai ant popieriaus, bet parduodamas viskas vienu kartu. Tai va, skambinkit dėl apžiūros, siūlykit kainą, startuosim nuo brangiau ten 28, dėsim iš pradžių, savininkai ten nori 25, o po to mes surasim, kurią kainą žmonės nori pirkti. Tai siūlykit bet kokią. Norit siūlyti 15, siūlykit 15, norit siūlyti 20, siūlykit 20, skambinkit man ir siūlykit. Ir tada tarsime su savininkais, kažkuris nupirks, kuris normalesnį pasiūlymą duos. Bet visi pasiūlymai priimami ir tikrai verta siūlyti, nesvarbu, kiek jūs norit duoti. Tai va. Survėliškis, Kėdainių rajonas. Skaityk, gyveni kaip karalius. Vietos belekiek. Remontas jau padarytas antram aukšte, galima pradėti gyventi. Pradėčiau aš tai nuo tūliko, aš pasidaryčiau tūliką prasikaščiau čia tą kanalizaciją, prisijungčiau. Tūlikas yra, vanduo valdiškas, pasijungi vandenį valdišką ir ką? Valio, pradedi gyventi ir tvarkaisi likusias dalis. Tai va. Ir balkoną pasidaryčiau būtinai. Balkoną, terasą su krėslais ir staliuku. Va čia va. Ir turėklu tokiu. Tai va. Tai tiek būtų. Sekit kanalą, dalinkitės ir nepraleisite kitų video. O dabar drono video gale.